O dabar apie mūsų planus ir norus, ką auginsime kitais metais. O naujasis sezonas bus išties įspūdingas, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė sėklų ekspertė Liucija Kunigiškytė. 2026 metais nuo šiltnamių ir daržų mes persikelsime į balkonus, terasas ir pakeltas lysves. Parodysime, kaip derlius gali užaugti net mažesnėse erdvėse, vazonuose, loveliuose ar net ant palangės. Pristatysime daržovių ir prieskoninių augalų veisles, kalbėsime apie vazoninę sodininkystę šiltnamyje, pasidalinsime, kaip mums sekėsi šiemet auginti pomidorus, paprikas ar baklažanus. Pasidomėsime ir dvigubo derliaus galimybėmis, kaip užsiauginti salotų, ridikėlių, krapų ar petražolių ne tik pavasarį, bet ir rudenį. Taip pat jūsų lauks rudens reportažai su gausiu morkų, burokėlių ar kopūstų derliumi. Nepamiršime ir grožio darže. Kalbėsime apie gėlių ir daržovių derinius, kurie ne tik naudingi, bet ir suteikia džiaugsmo akims ir sielai. Nes daržas turi būti ne tik dosnus, bet ir gražus, sako Liucija Kunigiškytė. Taigi pradėkime jau dabar planuoti, koks bus mūsų daržas ir gėlynas kitais metais. O šiandien kalbėsime apie įspūdingiausias pomidorų veisles, kurias šįmet filmavome rugpjūčio pradžioje. Parodysiu tik tai, kas sunoko dabar, nes vėlyvesnės veislės dar noksta, bet ankstyvos veislės jau štai derlius yra. Ir noriu pasakyti, kad tos veislės, kurios yra šitame šiltnamyje, tai tos veislės, kurias dažniausiai mūsų daržininkai augina ir kurios yra mėgstamos. Štai tokio grožio pomidorai gigantomo. Vaisiai yra sunkus, štai tokia raudonos spalvos, labai gražios formos. Ant augalo auginant gigantomo hibridinę veislę reikėtų riboti vaisių skaičių. Vaisius kiek mažesnis nei aš tikėjausi, turėjo būti dar didesnis, bet klimatinės sąlygos šiai veisliai matomai sureagavo į besikeičiančius orus ir užaugino kiek mažesnius vaisius nei tikėjausi. Bet vienok tai yra puikiai raudonos spalvos pomidorų veislė, labai skanus vaisiai. Štai toks pomidoras, kaip matote, nedaug sėklų, labai daug masės. Tai hibridinė veislė gigantomo yra tie pomidorai, kurie atrodo štai taip, nėra per daug saldus, yra plona odelė, labai skanus ir didelė. Vienas iš naujausių mūsų hibridų tai yra Kokoro hibridinė pomidorų veislė. Asortimente yra jinai dėl savo išskirtinės išvaizdos. Jinai yra kiek kitokia nei visi kiti pomidorai. Jeigu pomidoras pernoks, augs ilgiau, nenuskinsite, tai jisai įgis veisliai tokia nebūdinga raudonų vaisių forma. Bet puikus pomidorai, puikioms skoninėms savybėm, išskirtinis vidus šitų pomidorų. Vaisius dar nėra pilnai sunokęs. Aš nuskyniau jį tiesiog pasižiūrėti, kaip jisai laipsniškai noks padėtas. Pomidorų veislė Kokoro taip pat pasižymi puikiomis skoninėmis savybėmis. O dabar dar viena stambiavaisių pomidorų veislė, kuri yra taip pat įspūdinga. Tai Liucija, turim labai skaniai atrodančią veislę. Aišku, visos labai skanios, visos labai gražios, bet šita tai greičiausiai viena mėgstamiausių įtariu. Aušra, jūs atspėjot, šita veislė Gormasan hibridas patenka į topus, tai yra numeris 1 pardavimuose. Na ir aš išsirinkau, aišku, ne patį mažiausią vaisių pomidoro, bet aš tiesiog noriu pasidžiaugti, koks didžiulis pomidoras ir gražus užaugo. Tiesiog čia toks netipiškas vaisius, bet pagal formą, bet dėl ko mūsų augintojai mėgsta šituos pomidorus? Dėl to, kad jie yra išties labai gražus, yra geltoni su tokiais dryžiais. Na, brendimo metu, vaisių nokimo metu tie dryžiai varijuoja, bet išties tai yra veislė šviežiam vartojimui, vasaros salotom, išskirtinė veislė. Net, kaip sakoma, jeigu norite vežti kažkam šitą veislę dovanų, tai pasistengkite vežti ją kaip kiaušinį, nes jinai gali prisilietus odelė labai yra plona ir tiesiog labai atsakingai ir atsargiai. Ir nuskinkite ne visiškai sunokusius.
Sėklų visiškai nedaug, puikiai veislė troškinimui, troškiniam, tokioms šaltsriubėm jinai labai tinkama. Gal šaltsriubėm ją reikėtų maišyti visgi su raudonos spalvos pomidorais, nes ta gelsva spalva jinai tokia išlieka. Bet kadangi mūsų augintojai pas juos dominuoja raudonos spalvos pomidorai, tai šitą veislę turint sumaišius su raudonais tikrai bus geras rezultatas. Na ir dar vieną hibridinę veislę noriu parodyti, tai yra Gurmandija pomidorai. Pažiūrėkite, kokia graži jų forma. Tokia širdies formos pomidorai, raudonos spalvos. Tai yra ankstyvas aukštaūgis, atsparus ligoms hibridas. Ir štai tokie gražūs vaisiai. Manau, Liucija, šita veislė irgi yra tarp populiariausių. Taip, paprastai tie, kas renkasi, tai augina kartu Gormansana ir Gurmandija. Gormansana dėl spalvos, o Gurmandija ir dėl spalvos ir dėl formos. Jie yra panašus. Abu ir Gurmandija, ir Gormansanas yra širdies formos, tokie labai skanūs pomidorai su mažai sėklų viduje. Labai smagus pomidorai dalintis, vežti į svečius, bet juos reikia vežti labai atsargiai, nes odelė labai plona ir norint nuvežti tokius gražius vaisius reikia atsargiai tai daryti. Bet pirmoje eilėje tai valgyti iki soties tai, ką užauginate. Tai dar vienas stambiavaisis, tarp kitko irgi labai skanus pomidoras. Tai yra stambiavaisė pomidorų veislė, jaučio širdies tipo ir Buffalo Steak hibridas, vienas ankstyviausių jaučio širdies tipo pomidorų. Tai jeigu mėgstate tuos dičkius pomidorus ir norite turėti ankstyviausią iš esamų veislių, tai Buffalo Steakas yra ta veislė, kurią turite auginti. Pomidorai užauga dideli. Aš kaip ir laikau rankose tokią tipišką šito pomidoro formą, bet vaisius gali būti dvigubai didesnis, nei aš laikau. Tiesiog aš buvau ant vieno augalo palikusi apie 10 pomidorų ant vienoje kekėje, todėl tie mano vaisiai užauginti smulkesni, bet šiaip jie gali sverti ir 4 ir 500 gramų, pusę kilogramo. Tai tiesiog, kad formuoju ant vieno stiebo, kad augalai man neišlūžtų, tai aš padidinu tų pomidorų kiekį ant vieno augalo. Pomidorai vasaros salotom, šaltstriubėm, sultim, visam menui, kurį galite leisti savo virtuvėje. Dar viena pomidorų veislė tiems, kurie savo asortimentą nori paįvairinti geltonos spalvos pomidorais. Na ir dar viena veislė, tai nėra hibridas, veislė Lenkų selekcininkų Jantar, gintaras, aš tai vadinu gintaru. Man labai patinka šitie pomidorai, jie yra tvirti, jie yra geltonos spalvos, labai gražios formos, gražiu vidumi. Štai, toks gražuolis ir skanuolis geltonas pomidoras. Jantar. O dabar keletas smulkiavaisių pomidorų veislių, kurios išsiskiria ir skoninėmis savybėmis, ir savo ypatingą išvaizdą. Noriu parodyti jums pomidorą, kuris man labai patinka, tai yra Shimmer. Štai tokie vaisiukai užauga. Pradėjo nokti šitas pomidoras ir labai gražus vaisiai, labai skanus, labai originalios formos ir išvaizdos. Ir man patinka tuo, kad tai nėra visiškai tie smulkiavaisiai pomidorai, kaip sakoma, yra ką valgyti, o vienas augalas užaugina jų 300-400 šitų vaisių. Ir tai yra viena iš naujausių mūsų veislių, gali būti skinama visa kekė, sunoksta daugmaž vienoje kekėje, štai jie pradėjo nokti. Šitas augalas čia jau jie irgi bebaigia sunokti. Bet iš ties labai skanus, gražus ir originalios formos ir išvaizdos atsparus nepalankioms auginimo sąlygoms Shimmer veislės pomidorai. Dar viena veislė, kuri taip pat turi puikias skoninės savybės ir dailią išvaizdą bei ilgai dera. Tai tigrino. Na, veislės pavadinimas tigrino ir parodo, kad tai aš savo rankoje laikau tokius tigrinius pomidoriukus. Man labai patinka šita veislė, nes tos kekės yra ilgos, bet ne per ilgos. Ant vienos kekės užauga 14 pomidorų. Ir smagu, man patinka šita veislė dėl to, kad jinai, kaip matote, noksta laipsniškai. Jau šitus pomidorus aš galiu nuskinti, jie yra sunokę. Štai aš juos nuskinu ir toliau noksta
toliau noksta likęs derlius. Tiesiog man nereikia nuskinti visos kekės, kad turėti vienu metu. Aš galiu nusiskinti kelis pomidorus. Ir jeigu šimer yra tokios pailgos formos margi zebriukai, tai tigrino yra apvalios formos, vidutinio dydžio smulkiavaisių pomidorų veislė.